Audiovizualinio meno studijų programos ketvirtakursius ir jų dėstytoją Reginą Šulskytę kalbinom prieš pat parodos atidarymą. Šiaulių universiteto menų fakulteto dailės katedros studentų, ketvirto kurso studentų ir Šiaulių Tauragės Klaipėdos mokyklų mokinių bendra paroda, kuri vadinasi Tėvynė. Dabar nelabai madinga kalbėti apie patriotizmą. O čia turbūt patriotizmas pagrindinė tema. Na taip, iš tikrųjų, kad šis pavadinimas sukelia diskusijų, kadangi dar pačioje pradžioje, kai mes galvojom, kokią čia temą pasirinkti parodos, studentai man iš karto pasakė, sako, dėstytoja, bet kai mes kviesime mokinius, jie tikrai nesutiks tokioje parodoje dalyvauti. Na, tada tikrai supratau, kad mes šiandien suklydom, kad tai yra aktuali paroda ir būtent kalbėti apie tėvynę reikia. Kai mums pasakė, kad tema yra tėvynė, aš susiėmiau už galvos. Manau, daug kas susiėmė už galvos. Ir tuomet mes sužinojom tokią naujieną, kad dirbsime kartu su 11-okais. Tada aš susiėmiau už galvos dar kartą, nes tai nėra tokia pirma tema, kuri šautų galvon, ypač jaunam žmogui. Yra labai pakankamai sunku apie tai kalbėti, ypač 11-okams, 12-okams, kurie dar mokykloje. Jie visi turi patriotizmo pamokas, istorijos, Lietuvos. Taip, bet negali pulti kartoti to, ką tau sako kiti, nes tai nėra tavo nuomonė. O mes šiuo atveju šitoj parodoje, ją pažvelgiam visi labai skirtingai ir individualiai. Aš nežinau, ar mūsų mokytoja ir kažkas tikėjosi, kad bus toksai požiūris į tą tėvynę. Kažkas ją myli, kažkas ne ir todėl buvo tas už galvos pirmas noras susimti, nes iš tikrųjų gan sunki tema. Sunki, bet turbūt verta buvo pradėti? Verta. Mes ne tik, kad iš vienos pusės mes pabandėm kažką parodyti savo žiūrovams, iš kitos pusės kažką patys išmokom. Ir jeigu prieš tai apie savo tėvynę buvo ganėtinai sunku galvoti, jeigu tai buvo sunki tema, sudėtinga tema, tai dabar patys supratome, kas ji mums, ar kažkas yra ar ne, ir koks mūsų požiūris ir kokios asociacijos su to žodžiu. Idėjos autorius tai aš Nerijus Lileikis ir Didždvario gimnazijos studentė, moksleivė Giedrė Gontytė. Šis darbas vadinasi Priesaika. Mes su Giedrė supratome, kad mum tėvynė tai galbūt yra, mes ją suprantame per politikos prizmę, kad kiekvieną dieną, tarkim, įsijungus kokias žinias, mes girdime tuos žodžius, tėvynę, saugoti, ginti, mylėti. Ir idėja kilo dėl to, kad mes ir norime tuos dalykus akcentuoti ir šiame darbe tai atsispindi. Idėja paprasta. Mes pagalvojom, kad poezija yra tai, kas atspindi Lietuvos istoriją ir kad poeziją galima perteikti dabartinę Lietuvos situaciją. Remintis poeziją, moksleiviams ir savo skiriu tokią užduotį, kad tai, ką aš matau skaitydamas poeziją, ją perteikčiau vaizdu. Aktualiais, tarkim, vaizdais, kas vyksta dabar Lietuvoje. Pradžioje reikėjo daugybės eilėraščių ir Jūs ieškojo moksleiviai? Ieškojo visi, ir aš, ir moksleiviai, visi derinom, kas kaip tinka, ir galiausiai išrinkom tinkamus variantus, kurie labiausiai atsijojasi su mums matoma tėvynė. Paskui filmavom vaizdus, mažus scenarius tokius surengėm ir kiekvienam stulpeliui, ar tai vienam stulpeliam arba visam eilėraščiui, skiriam tą vaizdą. Lengviau vienam dirbti ar su kolektyvu tokiu? Iš tikrųjų, tai lengviau vienam dirbti, nes kolektyvas, kadangi jis netoks patyręs, Pasijusti mokytojų? Gali pasijusti mokytojų, bet tai mokytojų būti irgi yra tam tikras iššūkis. Darbo idėja buvo tokia, kad daugelis Lietuvos gyventojų, tautiečių išvažiuoja į užsienį, uždarbiauti, šiaip gyventi. Ir norėjome parodyti, kad daugelis iš jų palieka mūsų žemę, nutraukia šaknis. Tai šiek tiek ir atspindi šitas darbas. Darbo teko įdėti nemažai, sunkiausia buvo ir daugiausia pareikalavo idėjos generavimas ir kaip visą tą išspręsti. Iškart sugalvojau, kad noriu pakviesti Rūtą, nes jie kuria eilėraščius ir dauguma jų yra apie Lietuvą. Rūta kas? O Rūta yra mano gera draugė, ji mokosi Vilniaus universitete ir nuo paskutinių laisvų metų dar ir rašo eiles. Idėja yra remintis Rūtos eilėmis, jas interpretuoti ir ta interpretacija mūsų yra performansas. Na, o performance dalyvauju aš pats ir viena iš mokinių. Mes per šiuolaikinį judesį
bandysim perteikti dviejų įsivaizduojamų žmonių konfliktą, kai išsiskiria nuomonės į tėvynę ir į tėvynės požiūrį. Vieni į tėvynę, kiti iš tėvynės turbūt. Taip, iš tikrųjų taip, kad vieni lyg ir norėtų pasilikti tėvyniai, o kiti, kad nenori pasilikti. Aš dirbau su Simono Daukanto gimnazijos mokiniais, buvo 5, vardų neprisimenu. Ir viskas šiaip buvo labai tvarko, aš prisimenu irgi sėdėjom, aptarinėjom, kas gali būti ta tėvynė, labai žiūrėjom ją iš asmeninės pusės. Ir, nieko, sekėsi gal, nežinau. Koks rezultatas? Rezultatas gerokai prastesnis, nei aš gal norėjau, bet, kaip spėjom, taip spėjom. Tai yra video darbas, kuriame filmavome. Jisai kaip yra iš 2 dalių, ten garsas šiuo atveju tai nėra paprasta muzika, garsas yra mano mokinių pokalbis apie tai, kas jiems yra tėvynė, būtent ta diskusija, būtent tas bandymas išsiaiškinti ir susivokti, ką man tai reiškia. Tai yra garso dalis, tai buvo pokalbis, kuriuo mes nerežisavom, jis buvo visiškai autentiškas, o video darbas taip pat yra toks autentiškas, nerežisuotas mano mokinių portretas, video portretas jų aplinkoje, jų tėvynėje, galbūt ten, kur jie užaugo, tarp tų namų ir panašiai. Aš filmavau, kaip jie elgėsi, kaip jie ėjo, kažkur žiūrėjo, kažko domėjosi, kažką prisiminė, kalbėjo, tai toksai darbas. Visiškai nieko. Ne. Kodėl? Nežinau, kiek Tau tai dabar taip atrodo daug. Ne, kiek aš esu prakeliavus, aš kiekvieną vasarą išvažiuoju visą laiką. Bet ne 2 mėnesiai ir kai grįžti, ką? Atrodo vis tiek užsienį pageriau. Bet vis tiek pagyventum kokius metus, 2 metus, 3, 5. Nemanau, žinau. Jie emigratom, kaip pavyzdžiui, būna šventas Kalėdos, nauji metai ir jie negali pasimti, pavyzdžiui, atostogų tom dienom ir jiem reikia dirbti. Tu grįžti iš darbo, tu esi vienas. Man patinka Vilniuje vienintelis dalykas, tai yra senamiestis. Ir jeigu aš išvažiuoju, ir netgi jeigu aš čia neturiu šeimos, netgi jeigu aš išsivažiuoju su savo draugus ir su savo šeimą, įsimetu ten į bagažo skyrių, lieka bariukas, būsiu 3, kuriame yra patys nuostabiausi alaus kokteiliai ir apskritai rankas labai smagūs žmonės, kur tu gali sėdėdamas prie staliuko, sėdi su kažko tai gurkšnuoji, pereini prie visiškai nepažįstamų žmonių staliuko, prisėdi prie jų, susipažįsti ir pakalbėti.